vakarą. Šiandien turiu bamperiuką, yra bamperis, reikės papoliruoti juodą spalvą. Parodysiu, kaip aš darau. Įkrito keletas dulkių. Kaip keletas? Dulkė ant dulkės. Susilėjo viskas gerai, bet kažkas įvyko tokio, kad labai daug dulkių. Čia pradėjau trinbiškį, bet visą procesą parodysiu. Tai o kitą pusę jau papoliravęs. Čia gal tamsoj nelabai matysis, bet vienu žodžiu, kas gaunasi. Ir nebalzganoja nieko. Čia jau nupoliruoti yra iš ryto. Tipo, kaip čia nedapoliruoti, jau pabalo. Bet čia papoliruosim ir praeis, kas nemanau. Gražuma. Kaip veidrodėlis. Aš ką darau, pasistatau ryško apšvietimą. Kai su vandeniu trynė per tą paviršių, matosi, ar dulkė nusitrynė, ar dar ne. Parodysiu, pradėsiu su štuka 200, nes labai daug čia jų yra. Su kaladėlė. Lapelis 1200. Kaladėlė. Daug šviesos, pili vandenį ir man matosi visos dulkės, kur trinti. Čia dulkelė, visos matosi smulkius. Su ranką pademonstruosiu. Jau mažėva. Dabar čia liko. O čia maži likė kažkur tai va. Ir viskas, nereikia tiesiog visą laiką šluostyti bamperį. Viskas puikiausiai matosi, va. Čia liko, nes taip, kai tamsu, jeigu prie paprastos šviesos reikia nusausinti, va. Va. Tos smulkės paskui 2000 prisitrins. Vis dar štuka 200. Po štukos 200 atrodo taip. Gali likti smulkiai kokią vieną kitą tokios. Su 2 štukom prisitrins. tą reikėtų dar panaikinti, tą. Va čia va. Va čia va. Tos reikia šalinti. Tūkstančiai žandikės. Nieko nesakyk.
Po dviejų štukų nebeliko jokių. Nu, mat, jeigu čia krateriukas, ne, štai vado, ašelis. Jau po dviejų štukų turi nebelikti nieko. Nes jeigu kas lieka, pavyzdžiui, jeigu čia kur čia, va toks, va, jau jisai ir matysi toks ragelis nupoliravus. Darai su 2,5, bet, nu va, vaizdas toks. Žiūrės. Dabar, pamiršau, ką aš norėjau pasakyti. Dabar 2,5 tūkstančio bus ir karočiam praeinu, pritrinu, nepratrinu ir einu poliruoti. O kaip iš šono atrodo, koks poliravimo principas pas mane. Va. Stovi lempa viena, antra. Ir jeigu poliruoju šitą vietą, tada atsuku bamperį prieš lempą tą vietą. Jeigu tą vietą, tada atsinešu arba šviestuvus pasistatau toj pusėje, prieš bamperį. Arba bamperį pasisuku prieš šviestuvus. Tada prasme, kad matytųsi, sakau, per vandenį. Bėga vanduo ir matai, kur poliruoju, ką trini. Sekantis eina 2,5 tūkstančio, lygiai taip pat iš rankos. Vaizdas po 2,5 tūkstančių, kaip atrodo. Smulkiai ryskiai. Jeigu pasižiūrėti iš kitos pusės, turi būti blizgesys. Va, jau atsispindi galogeninis lempos. Reiškia, blizgesys yra pastos, reikia tepti viskas. Nežinau, čia teisinga, neteisinga, bet juodai spalvai naudoju aš tokią techniką. Baltas padas, variklas. Variklas, baltas padas ir G3. Čia su tą pastą ir su tą padu pradedu poliruoti. Kad poliruoju jau iki blizgėsiu, bet matosi tie sukinukai, tada jėmu morkavą ratą. Čia šitas yra chameleonų gamybos. Morkavą ir jėmu tą ispanišką besą. Nu, matot, kas gaunasi. Nu, žiūrim. Viskas įgūrė. Poliravimo tiek visos nereikia. Nu, uždėti truputį pastikės. Be didelių apsukų nieko savo nemėgo išlėti. Ir reikia žiūrėti, kad visą laiką būtų riebaluotas paviršius, visą laiką būtų pastas. Neįti kempinės visai per paviršių. Nu va ir pradeda gal blizgėti. Nu taip ir atsiranda va blizgesys. Va. Jeigu ranka valant arba kažkokiu škudurėliu jau nebesibraižo, nematinėja, jau reiškia pripoliravimas kaip ir neblogas. Va. Viskas. Paskui dabar praeisiu dar bėsų pasaką. Ugnis gaunasi, kai sako. Net nereikia nei antro tos sluoksnio. Pasaka, nei braižusi, galima užsukti šviesas. Tuoj atidarysiu. Va. Čia va dar pasta likus. Čia matymas. Tai tiek su tų juodų poliravimu.
O gali ranką net glostyt, nieks nesibraižo. Na, o tas, sakau, tai yra poliruota beveik prieš 10 valandų. Irgi nieks nepabalo, nieks niekur nepabėgo, kaip sakyti. Viskas, pabaiga.